Saulės keliu aš einu, kadangi saulutė esu. Labas rytas, štai ir prasidėjo jau mūsų žygis. Išėjom 7 valandą, kuprinė 12,5 kg pasisvėriau, tai va 5 kg lengviau negu per treniruotę. Kas dar? Biški gal vėsoka iš ryto, bet judant ne taip blogai iš tikrųjų, o prisirengti nesinori, kad nesusiprakaituočiau. Tai tiek turbūt žinių, o daugiau kažką pasakysiu kelionės eigoj. Nu va, trumpas video reportažas. Pirma mūsų stotelė Kretingalyje. Nu, kol kas labai atrodo smagiai einas, daug diskutuojam, šnekučiuojam ir taip sugalvojam, kad būtų gerai mūsų tą žygį pavadinti švaros žygis per Žemaitiją, nes perinam praktiškai nuo Pajūrio iki Svilės, tai būtų išilgai visą Žemaitiją. Labai tikimės, kad bus tas žygis tradicinis. Truputį gal maršrutą dar gal pakoreguosim ateityje, dabar einam tuo pačiu. Pribiro į Batakas, į Batus pribiro žvyro, nes per žvyrkelius pagrindė tenka eiti. Tai va dabar truputį pailsėsim, įsikratysim ir judėsim toliau. Galvoju, kad bus žymiai smagiau šį kartą negu ėjom per pavasario lygiadienį, nes oras žymiai geresnis. Nu ir galvojam, gal bus žymiai lengvesnis ir pavyks šį kartą į abi pusę suvaikščiot. Kol kas aš duodu 80%, kad suvaikščiosim į abi pusės, o pasūno 40% ta tikimybė, nu, bet pamatysim, kaip bus iš tikrųjų ir kaip tos prognozės mūsų keisis dėl sugrįžimo. Tai tiek tam kartai. Nu ką, žygis tęsiasi, ilsinam biškį kojytės. Sustojam tokiai labai įdomiai vietoj, pageidavimų stoteliai. Ir dabar galvoju, kokie čia galėtų mūsų pageidavimai būti. Turbūt tokie, kad nepavartumėm šį žygį ir nueitumėm daugiau negu praeitą kartą. Taigi, tęsiu savo reportažą iš švaros žygio. Kol kas nuėjom apie 30 km, tai galvom, kad turbūt pusę arba daugiau negu pusę šiandien kiek nueisim, nu daugiau negu pusę. Tai pradėjo jaustis jau truputėlį nugarą nuo kuprinės to nešimo ir jau truputį man jaučias klubų sąnariai. Ir dar toks įdomus dalykas, kad rankos irgi pasidarė sunkios, jau pečių sąnariai irgi tiesiog nuo rankų svorio taip jaučiasi. Nu, ne to, kad skaudžia, nei maudžia kažkas tokio, bet tiesiog jaučiasi. Tai va, kol kas tokie pastebėjimai, dabar darom tą ilgąją dienos pertrauką pagal mūsų pačių rekomendacijas, kad per dieną reikia pasidaryti bent vieną pertrauką, kad būtų koks pusvalandis ilgumo. Tai pailsėsim ir žygiuosim toliau, o kaip toliau seksis matysim ir būtinai pasidalinsim. Nu va, čia už ryškių, man atrodo, Danielius augina. Nežinau, pabandysiu aš pritraukti. Va, kiek ten daug. Ten dar mažiukų buvo. Gal pavyks neišbaidyti labai. Vakar ten matos. Jo, matos yra. Vakar tie gražuoliai. Labai gražas. Nu, šiaip ką galiu pasakyti. Einam per tą raiškių tyrą. Gražios vietos iš tikrųjų. Čia dabar aišku, čia ta ferma, ar kaip čia pavadinti. Bet šiaip miškai, pelkės visokios aplinkui. Ką dar galiu pasakyti, kad po pietų labai pradėjo jau kūnas valytis. Tai reiškia, iš burnos pradėjo visokie negeri kvapeliai. Nu ir šiaip tokia savijauta biškė jau sunkesnė. Ir po to pailsėjimą, kur darėm pusvalandžio, nu jau tą didįjį pailsėjimą, tai gavosi, kad iš vis paeit negalėjom, tokie kaip zombiai, nes per tą pusvalandį taip sustyro viskas. Nu, irgi, dabar irgi padarėm gal kokį 10 minučių
Irgi einam pusiau kaip zombiai, jau baigiam prasivaikščioti, aišku. Tai kuo ilgesnė darai pertrauką, tuo labiau kažkaip sustabarėja visas kūnas. Matyt, pradeda jau ten iš karto regeneruoti tas vietas, kurios ten, sakykime, pasidėvėjo per tą žygį. O tu, kai pradedi eiti žmogus, tai nutrauki tą regeneracijos procesą ir vėl iš naujo kūnui reikia prisitaikyti prie to žingsnio, prie ritmo. Tai va, taip einant jau tolėliau, tas pertraukėlės geriau daryti jau tokias trumpesnės iki 5 minučių. Bet kaip ir kalbėjau, kad per dieną tikrai reikia keletą ir tokių rimtesnių pertraukų pailsėti. Nu, matysim, jau greitai prieisim tą vietą, kur per pavasario lygiadienį nakvojam. Tai išeina taip, kad ko gero nueisim keliais kilometrais toliau šį kartą. Nu, bet kai įsikursim, dar pasidalinsiu, kaip mums ten sekasi. Nu ką, dienelė baigės. Nuėjom apie 50 km. Dabar nusprendėm apsistoti. Jau palapinės jau suruoštos. Va, ir sūnus irgi jau susiruošė palapinę. Tai dabar jau eisim ilsėtis ir gersim arbatas. Biškį ištroškęs esu, kažkaip galvoju, kad litro man neužteks šiai kelioniai. Nu, bet matysim, kai bus toliau. Tai pavargom biškį, aišku, bet dabar va, kol pasistatėm, tai gan atsigavau aš iš tikrųjų neblogai. Nu, nežinau, gerą vietą susiradom, miške nenorėjom, nes miške daug uodų, nes visur va dar pelkių visokių yra, o čia grinai ant kalvelės. Vėjelis toksai prapučia gan, ir miegot turbūt bus gaiviau. Tai tiek žinių turbūt tam kartui. Kol kas nežinau, kažkokių ypatingų skaudulių nėra, išskyrus bendrą kažkokį tai nuovargį. Nuovargis tikrai stiprus yra, bet kad kažką labai super skaudėtų, taip tikrai nėra. Tai va, matysim, kaip praeis naktelė ir apie tai informuosiu jau kitoj savo, ar kaip čia pasakyti, kitam reportažo gabalėlį. Nu ką, labas rytas jau. Atsikėlėm, išmiegojom, pailsėjom, kūnas labai pailsėja, nieko nebeskauda, visi skauduliai praėjo, o ten jau briekšta saulė jau tuoj pakils. Dabar prieš 7, dar net žvaigždžių yra. Tai susiruošim, susipakuosim palapines ir judėsim jau toliau į mūsų žygį. Miegot gal nebuvo labai patogu, truputį kietoka gal buvo. Ir vėjas gan nemažas buvo per visą naktį ir labai plazdeno palapinė. O šiaip visa kita gan neblogai. Labai daug garų neprisigaravo iš tikrųjų viduj, nes tik tai tinklelis buvo užtrauktas. Tai visą laiką šviežus oras. Bet jaučiuosi iš tikrųjų pailsėjęs, kad ir kaip ten būtų. Nu, svarbiausia, kad kūnas pailsėjo ir kad nieko nebeskauda. Nei sąnarių, nei klubų, nei pėdų, žodžiu, viskas atrodo tikrai gerai pasilsėjo. Tai va, tai tam kartui tiek, matysim kaip toliau bus. Nu kągi, antros dienos ilgoji pertrauka. Sustojom pailsėti grinai vidury laukų čia, visiškai vidury laukų. Iš visų pusių laukai, vidury laukų, va čia po kleviukų ir obelikę kažkokią koplytėlę, gal čia padaryta, nežinau kaip ją netgi čia pavadinti. Ir mes va tų medelių pavėsį nusprendėm irgi pailsėti. Tai pusę valandos pertrauka. Kokie čia pasikeitimai šiandien. Atrodo įsimiegau neblogai, bet va, jau kažkoks ir žiovulys jau ima. Nu, dabar jau čia jau kokį 20 minučių gal praėjo tos mūsų pertraukos. Iš pradžių tai taip neturėjau net noro čia tokią video daryti. Kas buvo nutrynę vienos kojos, dar vieną pirštą puslikė atsirado. Antram pirštui dešinės kojos. Kažkaip nežinau, čia pirštai į pirštus jie trinas ir atrodo liktai avalinė labai ir neblogai ir patogi, bet va, tos puslės matyti tiesiog, kad neįpratusios tiek daug žygiuoti ir sutrina. Kas dar iš tokių įdomesnių dalykų, tai
kažkodėl prieš tą ilgąją dabar pietų pertrauką darėm nedidelę pertraukėlę, gal irgi kokių 5 minučių. Ir atsistojus labai šlaunis, pradėjo šlaunų raumenis skaudėti keturgalvis. Atrodo, kad būtų kas nors su kokiu pagaliu tai padaužęs. Ir kaip kokias kad mėlynės lyg tai būtų, nors niekur nei atsitrenkėm, nei prisilietėm, nei vakar, nei šiandien. Tiesiog kažkokie kaip skaudančios vietos tokios atsirado patrynus. Ir nieko nesimato iš išorės, bet viduje kažkas pats raumuo skauda. Tai praeitą kelionę taip nebuvo, čia šį kartą tik tai taip atsirado. Na, aišku, ir tas nuovargis jau toks atsiranda, kaip bebūtų po pusę dienos, jau apie 30 km šiandien nuėjom. Tai dar gal kokie 20 įveiksim ir turbūt užteks šiai dienai. Nu, kol kas jokių kitų naujienų neturiu. Atsiras pasidalinsiu. Tai tiek. Nu ką, pasibaigė antrą dieną. Kažkodėl atrodo, kad antrą dieną buvo žymiai sunkesnė negu pirmą. Nors nuėjom turbūt į kokį 40 kg, nežinau. Nu gal kem 5. Reiks pabandyti pamatuoti ir toj paskaičiuoti. Dabar jau nebėra jėgų. Pasiklojom palapinės, pasitiesiam. Nu ir poilsio metas dabar. Kas dar šiandien iš tokių ypatingų dalykų. Jo, nugarą pradėjau skaudėti kojas, kaip ir liktai apsiprato. Ir šlaunų raumenis buvo pradėjęs skaudėti, bet kaip ir praėjo dienos pabaigą, dabar liko tik tai nugaros. Nuo kuprinės nešimo, nuo to svorio kažkaip pradėjo nugarą jausis, grinai per vidurį nugaros. Nu, pečiai aišku pamaudžia truputėlį jau nuo šleikų irgi. Nu, bet nieko. Rytą būsiu kaip agurkėlis. Nu va, išaušo rytas jau. Jau mes šiandien kėlėmės anksčiau truputį, 6 valandą. Tai apie 6:30 pajudėjom. Jau atėjom į mūsų mylimą miestelį Kegiai. Praeitais metais čia netgi gavome gėlių. Pienovežiai jau važinėja. Naktį turėjom nuotykių tokių. Buvo atbėgę kažkokie tai palaidė 2 vilkiniai šunys. Tai kokį porą valandų jie ten loja aplink palapinės. Nu, nejauku buvo iš tikrųjų, jau ten ir peiliukus buvom pasiruošę kažkaip tai gintis, jeigu pultų. Ar kaip tai, bet nu, pasirodo, jiem nusibodo ten luoti ant tų palapinių, mes ten ramiai sėdėjom viduj. Tai nubėgo, tai va, tokių gali ir tokių nuotykių atsitikti kelionį. Tai reikia būti pasiruošus, gal kokį balionėlį turėti nuo šunų, kad apsisaugoti. Nu, šiaip iš ryto jau va, dabar apie 9 km jau nuėjom. Savijauta tikrai nebloga. Iki galutinio tikslo dar rodo mum 44 berods kilometrus, tai gal netgi pasieksim šiandien tą tikslą ir užteks 3 dienų šį kartą. Nereikės 4 paras eit kaip pirmą žygį. Tai tiek žinių, matysim kaip seksis toliau. Nu ką, 3 dienos kelionė. Sustojau Gaulėnuose. Avalynę žiūriu, kad pavedė, nes jaučiu, kad koja šlapios, reikia to pažiūrėti. Pirkau liktai atrodo, rašė, kad neperšlampiami batai, bet jo, žiūriu, kad šlapios kojas, visos sudrėkusios. O, čia liktai ant kulno jaučiu, kad puslė kažkokia. Jo, visą odą šlapia, sudrėkus. Biški čia paraudo, reiks užsiklijuoti. Na, šiaip liko 27 km dar gal kokie. Gaila aišku, kad sūnus kelio traumą jam gavosi ir nebepavyko užbaigti kelionės. Atrodo, tiek nedaug beliko, bet yra kaip yra. O šiaip pažygiuoju, aišku, jau pavargau jau. Nemažai šiandien irgi pražygiuota, gal jau netoli 30 km, gal irgi kokie 27. Tai va, šiandien pusę dienos dar tik kelio. O jau nuovargis jaučias ir plius kojos užšlapusios. Nu, kažkaip bandysiu dabar čia atsigauti ir toliau judėsiu.